Donatai, skirtingos atkarpos, skirtingos rungtynės, bet pergalė jūsų rankoje. Kokios mintis, kaip pats papasakotum, kas šiandien įvyko? Bjaurios rungtynės iš tikrųjų, pagal rezultatą matome, kad 66-63. Tai reiškia, kad buvo daug kontakto, daug fiziškumo. Matom, kad abiejų komandų jėgos senka. Tikimės tokių pačių sunkių rungtynių ir Panevėžyje ir viską atiduosim, kad pasiektume pergalę. Sezono metu Neptūno žaidėjai nepasižymėdavo super agresyvia ir kieta gynyba. Šiandien 63 praleisti taškai ir tikrai iš šono matėsi, kaip jūs sunkiai stengiatės stabdyti Panevėžio žaidėjus. Galėtum sakyti, kad vienas gal geriausių gynybinių pasirodymų šiandien? Neaišku, kiek mes gerai ginamės, kiek gal Lietkabelis blogai puola, bet jo, visi stengiamės, kas išeina nuo suoliuko, visi viską atiduoda dėl pergalės ir to mum ir tai reikia. Ačiū tau, sėkmės. Ačiū.